Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Nelipkite, būkite geri ant to ledo, nes iš tikrųjų baisu klausyti radijo ir televizijos kažkokia tai stichinė nelaimė mūsų žvejų tarpe. Žinoma, užuojate giminėm artimiesiam, na, o kitiem pagalvokite iš tikrųjų, kas augins jūsų vaikus. O šiandien mes imame spinigus į rankas. Taip, nelipsime ant jokio plono ledo, nesiskandinsime, nesužudysime, o bandysime minijoje gaudyti šlakius. Kodėl? Todėl, kad minijoje tai galima daryti. Šlakiai yra išneršę po naujų metų, nuo sausio 1 dienos jūs galite gaudyti spinigų. Tik tai labai įdomi dar licenzinė tvarka, apie kurią šiandien mes kalbėsime, nes tokios turbūt niekur pasaulyje nėra. Ir šiandien kalbėsime dar apie klubą Vienam gale kablys organizuojamas ne dviejas puikias poledinės žūklės varžybas. Žinoma, jeigu bus žiema, bet tikimės, kad vasaris tikrai bus dosnus ir lipsime ant storo tvirto ledo. Dabar geriau jo nelaipėti, o varžybos bus iš tikrųjų įspūdingos. Žodžiu, šiandien daug informacijos, bet svarbiausia šiandien mums pagauti šlakį. Lengva pasakyti, ar ne? Padaryti, pažiūrėsim, kaip bus. Štai tokia šių metų žiema. Globalinis atšilimas. Atrodo, visiškai neseniai laipėm ant Minijos upės ledo, na, dabar atėję prie Minijos žvalgomės. Upė graži, kažkas tai panašaus į pavasarinę žūklę, mūsų rankose spiningai ir šios dienos mūsų tikslas – šlakių žūklė. Taip, šlakiai – karališka žuvis atplaukianti iš Baltijos, plaukianti iš Atlanto, čia pas mus į upės ir ne tik žinoma į Miniją, tačiau į Vėjviržą, Šventąją, Nerį. Vėlyvą rudenį karališka žuvis atplaukusi Lietuvos upės neršia. Toliau visą žiemą pasilieka upėse ir pavasariop kartu su dideliais stintų būriais apie balandžio mėnesio pradžią grįžta atgal į savo stichiją, į jūras, į vandenynus, ten, kur jie maitinasi, kur gyvena. Na, o tada, kai nėra žiemos, galite paimti spiningą į rankas ir pabandyti sugauti šią karališką žuvį. Gera žinia, kad karališkos žuvies, šlakių ir lašišų Lietuvos upėse daugėja. Daugėja todėl, kad meškeriotojai patys daug galvoja apie tai, kaip išsaugoti šią žuvį ir žinoma, apie tai galvoja gamtosaugininkai. Akcija Lašiša, kiekvieną rudenį vykdoma Lietuvos upėse, iš tikrųjų ženkliai padidino šios žuvies kiekį. Ir tai yra smagu. Mažėja brakonieriavimas ir daugėja žuvų būriai, vis atplaukiantis į Lietuvos upės. Nemanau, kad galima džiaugtis tuom, kad tų žuvų turime. Jų turėtų būti daugiau ir dar daugiau. Galbūt kažkada ateis tas laikas, kai to žuvies bus tiek, kad pas mus važiuoja žvejoti ir švedai, ir norvegai, ir suomiai. Kiekviena meškeriotojo asmeninis reikalas, ką jisai daro su pagauta žuvimi. Jeigu turite licenciją, galite paimti vieną žuvį. Na, o mes, ar turime ar neturime, visada gaudome šlakius tik dėl sportinio intereso. Žuvieną, na, galbūt per gaila valgyti tokią karališką žuvį gyvenančią Lietuvoje. Dėl to visos žuvis bet kada ir bet kaip sugautos, žinoma, sugautos teisingai žūklės įrankis ir teisingai žūklės būdais, visada keliauja atgal. Vienas geriausių masalų žvejojant šią įdomią, stiprią žuvį – tai vobleriai. Ar labai ryškus, ar raudongalviai, svarbu, kad jie būtų agresyvus. Taip, daugelis galvoja, kad žiemą vobleris turėtų būti lėtas, vangus, tačiau ne. Išjudinti šlakį, tą žuvį, kuri atakuotų jūsų masalą, reikia pakankamai agresyviai. Geros 3 valandos praleistos palei upę kvėpuojant grynu oru. Kol kas kibimų nėra. Taip, tai žuvis, kuri reikalauja pakankamai daug darbo. Vaikščioti, mėtyti, ieškoti. Šlakių žūklė iš tikrųjų įspūdinga tuom, kad bent jau gamta prisikvėpuoja tai nenormaliai, prisivaikštai nerealiai ir galim per visą dieną nesulaukti nei vieno kibimo. Tačiau apie šlakius mes žinome ir galime daug papasakoti. To labiau, kad darbas šlakių žvejyboje, na, žvejai maitina kojas. Reikia eiti ieškoti ir dažniausiai mes žvejojame būtent tokiose vietose, kur upė sudaro posūkius. Tai yra, kur yra posūkiai, ten yra duobės, kad ir štai kaip čia. Ir idėja tokia, kad svarbiausiai pradėti žvejoti prieš duobę, tai yra įėjimą, apčiupinėti visą praktiškai kas 2-3 metrus, metimus daryti ir duobės išėjimą. Vėlgi, kas 2-3 metrus daryti
prametimus. Būtent tokiose vietose dažniausiai tūno šlakiai iš daugiametinės ne tik mūsų, tačiau ir žvejų žvejojančių šlakius praktikos. Apie masalą šiandien kalbėsime, toliau bandysime pagauti tą šlakį, kuris iš tikrųjų šiandien ne taip paprastai mums duodasi. Pagaunamas vis dėlto žuvis, karališka žuvis, lašišinių šeima, netokio dažnai sutinkama Lietuvoje. O apie licenzinę tvarką, tai galima pasakyti tiek. Dabar galite eiti prie upės ir žvejoti be licenzijos. Jeigu sugalvojate pagauti šlakį ir paleisti, niekas jums to nedraus. Jeigu norite pagauti ir paimti šlakį, tada turite nusipirkti licenciją. Ir vėlgi licenzijos turite nusipirkti ne bet kur, o Gamtosaugos departamente. Kaip įdomu, pirmą eini į banką, susimokė kvitą, važiuoji atgal, ten tau užpildo formą, gadina popierius. Na, žodžiu, kažkas tai panašaus būtų taip, kad jeigu mes norėtumėm eiti į krepšinio varžybas, tai pavyzdžiui, krepšinio bilietus pirktumėm tik sporto departamente. Arba, pavyzdžiui, jeigu jūs eitumėte į teatrą, tai norėdami papulti į teatrą, eitumėt pirkti bilietus į kultūros ministeriją. O, kaip pratinga. O pažvėjus, ne. Pažvėjus dabar lieka ta tokia sistema, kur visam pasaulyje licenzijos pardavinėjimo žuklės parduotuvėse, degalinėse, įvairiuose punktuose. Pas mus valstybei pinigų nereikia. Nereikia. Mes žvejojame be licencijų ir niekas mums nieko negali padaryti, mes žuvį pagauname ir paleidžiame. Mūsų laidos bičiulis Mindaugas šlakių žvejėjo ne kartą, tačiau tam, kad pagautų pirmąjį šlakį, žmogui prireikia net 8 tuščių žvejybų. Taip, kad patys įsivaizduokite. Tai nėra labai lengva žuklė. Kartais tenka ir dažnai tenka grįžti namo nukabinus nosį. Tačiau vienintelis tos dienos smūgis, vienintelis užkirtimas ir be abejo džiaugsmo be galo. Vis dėlto šlakys šiandien sugalvojo čiupti pakankamai ryškų Mindaugo voblerį. Kova su juo nebuvo ypatingai stipri, Mindaugas sako, kad žuvis buvo pavargusi ir nebuvo tokia stipri, kaip mums atrodė. Tačiau svarbiausiai, kad žuvis buvo pagauta. Graži, įspūdinga, lašišinė žuvis gyvenanti mūsų upėse, atplaukianti čia ir džiuginanti daugelį žvejų. Dar šiek tiek tvarkos, dar daugiau tvarkos prie upių. Jeigu pratingai mąstyti apie tai, kad galima būtų priversti meškeriotojus pirkti kiekvieną, meškeriotoją pirkti licenciją ir pirkti, pavyzdžiui, nuo sausio mėnesio iki gegužės mėnesio minijoje tam tikrose ruožuose, kad be licencijų negalima būtų pasirodyti prie upės, tada tvarka dar pagerėtų. O kodėlgi ne? Galų gale po ilgo vaikščiojimo ir po ilgo darbo šiandien vis dėlto vienas šlakis buvo pagautas, kaip matėte, pagautas ir paleistas atgal. Ir kas įdomiausia, kad, tikrai nesitikėjome tokiam purvinam vandenį pagauti žuvies. Galvojame, šiaip pavaikščiosime, papasakosime, kad žuvis yra, bet ne vienas šlakis kibo. Štai, kol vyko filmavimas, kaip traukiama žuvis, visai netoli kibo dar vienas šlakis, tačiau žuvis buvo galinga, jinai lindo po krūmais ir kas įdomiausia, štai taip ištiesino žiedelį. Trišakio nebėra, o žiedelis atrodo taip. Klaida, elementari žvejybinė klaida, visada prieš žvejybą reikia pasitikrinti žiedelių tvirtumą ir galų galėje ne karvė kainuoja ir parduotuvėje nusipirko žiedelių galite pasikeisti voblerius. Kas galėjo tikėtis, kad žuvis bus tokia stipri, lys į kelmus ir traus taip, kad ištiesint žiedą. Kągi, žuvies minėje yra, tai yra svarbiausia. Dabar apie žuklės įrankius. Naudojame spinigus apie 3 metrų, tam, kad metimas būtų ilgesnis, rytės taip pat pakankamai galingos, 3-4 tūkstančių numeriukai, tam, kad pakankamai daug vyniotų valą. Ir kaip kas mėgsta, daugelis meškeriotojų galvoja, kad pintas valas baido šlakius, dėl to naudoja paprastą monofilamentinį, o kiti
mėgsta žvejoti pintuvalu, kad jaustų dugno nelygumus, jaustų ten, kur kliūna wobleris, jaustų kiekvieną žuvies prisilietimą. Aš asmeniškai žvejoju pintuvalu ir neturiu dėl to jokių problemų. Čia kiekvieno meškeriotojo reikalas. Svarbiausia, žinoma, dalykas yra masalai ir mūsų rekomenduojami wobleriai. Tada, kai vanduo visiškai purvinas, kai nešvarus, naudokite ryškias spalvas, štai tokias. Štai šių woblerių grupė. Kuo ryškesnis masalas, tuo geriau, nes šlakis, galima sakyti, drąsiai nesimaitina upėje. Jisai tiesiog smūgiuoja woblerį, bando įnuvyti nuo tos vietos, kur jisai yra, ir ryškios rėkiančios spalvos jį provokuoja. Tačiau, kai vanduo skaidrus, kai nuskaidrėja, tai gali būti už savaitės, už 2. Ir tie ryškus wobleriai ypatingai nebedirba, tada vienas įsigelbėjimo, tai yra mūsų mėgstamasis raudongalvis wobleris. Turbūt numeris 1 bent jau daugelio mano bičiulių arsenale, būtent šiais wobleriais, tokios spalvos wobleriai sugauta daugiausiai šlakių, nors vieni iš viso net nekenčia šitos spalvos. Kiekvieno meškeriotojo reikalas. Kol kas tiek patarimų, dar visą tai, ką mes žinome apie šlakius, netrukus. Žinome apie tos šlakius. Žinome, kad jų yra, kad jie atplaukia ir kad jie kimba. Tai yra svarbiausia. Meškeriotojai žvejoja šlakius, jeigu tik tai leidžia upę, praktiškai nuo tada, kada juos galima gaudyti. Draudimas baigėsi sausio 1 dieną. Taip, kad daugelis meškeriotojų net 1 sausio pakilę nuo gražaus, naujametinio stalo, čiumpa spiningus ir važiuoja prie upės. O kodėlgi ne? Verta važiuoti tam, kad susikauti su štai tokio gražumo ir stiprumo žuvimi. Nekartą gaudę esame ir Minėje, ir Šventojoje, ir Veiviržoje. Dabar tose upėse žvejoti galima pagauti, galima paimti, galima paleisti. Kaip jau sakiau, mūsų nuostata tik viena. Per mažai dar šito žuvies Lietuvos upėse, kad dėti ant kalėdinio ir naujametinio stalo. Na, ant kalėdinio iš viso negalim ir naujametinio, nes draudimas baigėsi sausio 1 dieną. Tačiau po naujų metų, kol upės leidžia, galima gaudyti šią žuvį. Galima gaudyti, fotografuoti su ją ir kalbėti apie begalę prisiminimų. Kodėl, kaip, kada ir kur užkybo ta žuvis. Jos kovingumas, ryžtas ir stiprumas tikrai įspūdingas. Daugelis meškeriotojų kalba apie šią žuvį tyliai pašnibždomis. Daugelis ją gauda tada, kai negalima. Dėl to dar kartą galvojame priminti apie tai, kad vis dėlto protingi žmonės sėdi kažkur ten ministerijose, nors pagal licencijų išdavimo tvarką negalima pasakyti, kad ypatingai protingi. Tačiau elementarus projektas, tarkim, nuo sausio 1 dienos iki gegužės 1 dienos, Minėje tam tikrose ruožuose, o ruožus daugelis meškeriotojų žino, arba toje pačioje Veiviržoje, arba Šventojoje, be licenzijos negalima pasirodyti prie upės. Taip ir kontroliuojama būtų kur kas rimčiau. Kiekvienas žvejas vienas kito galėtų paklausti, ar turi licenciją. Ir žinoma, jeigu kas nors neturi, skambinti ten, kur reikia. Ir gamtosaugininkai, atvažiavę ir pamatę žveją, iškart sužinotų, ar žmogus, nesvarbu, ar jis gauda šlakius, upėtakius, ar karšius, ar svarbiausiai, kad būtent tuo metu laiku kiekvienas meškeriotojas turėtų licenciją. Tvarka būtų kur kas rimtesnė nei dabar. Na, šlakiai ta žuvis, apie kurią galima kalbėti ir kalbėti. Galinga, stipri, veržli, ypatingai tada, kai atrodo su spiningu nebėra ką veikti, Lietuvoje prie upė, jeigu tik tai leidžia gamtos sąlygos, veikti yra ką. Veikti yra pasigalinėti su štai tokio dydžio žuvimi, ją paleisti ir džiaugtis puikiu spiningavimo sezonu, kuris trunka ištisus metus. Jeigu pagavote šlakį ir su juo fotografavotės, visada padarykite štai taip. Lygiai taip padaro daugelis meškeriotojų visame pasaulyje, gaudami upėtakius, šlakius ir lašišas. Prieš juos paleidžiant reikėtų šiek tiek duoti žuviai vandens į žiaunas. Tada jie atsigauna ir lekia atgal. Tam, kas gaudo ir kas gaudo ilgai, Lietuvos upės, žvejojant žinoma šlakius, dosnios. Daugas priklauso ir nuo vandens skaidrumo, ir nuo žvejo miklumo, tačiau sistema ta pati. Wobleriai, posakiai, duobės ir puikiai kimbančios žuvis. Negaliu pasakyti, kad jų prigaudysite begalę. Kaip jau sakiau, dažniausiai būna taip, bent jau mūsų įsitikinimu. 2-3 žūklės tuščios, paskui viena kita vaisinga. Ir vėl 2-3 žūklės tuščios ir vėl viena kita vaisinga. O darbo daug. Vaikščioti palei krantus, apsnigtus, slidžius, suminti ne vieną kitą kilometrą palei upę, tačiau kova štai su tokio dydžio žuvimi tikrai verta jūsų pastangų.
Kol turite jėgų, kol galite vaikščioti upės pakrantėmis, tokios žūklės liks neišdildomas turbūt visam gyvenimui. Vat ir viskas, ką mes žinome apie šlakius, išskyrus tai, kad kiekvieną turbūt laidą vis kalbėsime apie pačią kvailiausią pasaulyje, tai yra Lietuvoje, licencijų išdavimo tvarką. Ir ne tik šlakių žvejyboje, nes lygiai tas pats vyksta tiem, kurie nori žvejoti Nemuno deltos regioniniame parke. Dabar vėlgi, jeigu norite įsigyti licenciją, žvejoti Minėje, Mingės kaime, jūs turite darbo dieną važiuoti į banką, susimokėti specialų mokestį, pasiimti tą kvituką, kurį gaunate. Toliau su juo važiuoti į gamtosaugos departamentą, ten stovėti didžiausiose eilėse, kas būna prie savaitgalį, nes visi dažniausiai perka penktadienį licenzijas. Kol jums sugadins A4 formato lapą, išrašys licenciją, duos ir, žodžiu, tada jūs galėsite savaitgalį žvejoti. Nežinau, neturiu žodžių, nes anksčiau būdavo tie licenziniai punktai ir visi būdavo patenkinti. Tikiuosi, kad tie žmonės, kur sėdi Vilniuje ir priiminėja tokius sprendimus, vis dėlto kada nors atvyks į Nemuno žemupį ir išgirs, ką apie juos kalba meškeriotojai, nes teko kalbėti su gamtosaugininkais, tie, kurie eina ir renka baudas, tai jie sakė, kad Nemuno deltoje regioniniame parke dabar 2/3 sėdi be licencijų. Ir iš tikrųjų geriau jie susimoka baudą 50 litų, negu moka 10 litų važiuoti kažkur ten po tas licencijas ieškoti. Žodžiu. Nereikia svarbiausiai nervuotis, laikas praleistas gamtoje, puikiai pagavome vieną šlakį, vienas nusipurtė, darbas arklinis, bet laikas praleistas, kaip jau sakiau, puikiai, priskvėpavus gryno oro ir dabar visiems svarbios žūklės naujienos. Sveiki žvejai! Šios savaitės karščiausia naujiena, tai yra atkeliavo ryte, jubiliejinė Daivos rytė tiesiai iš Japonijos. 50 metų jubiliejaus proga Daiva išleido specialią rytę, kuri vadinasi Infinity QXP. Tai yra labai originali rytė, supakuota štai tokia raudonmedžio dėžutė, dengta aksomu. Pati rytė yra pagrindas naudotas pačių prabangiausių ryčių, kurias gamino Daiva. Tokių modelių išleistas labai ribotas skaičius ir kas kolekcionuoja rytes, ypač norėčiau atkreipti dėmesį, nes tokių ryčių yra labai nedaug. Ant kiekvienos rytės yra specialus numeris, kuris įrodomai, kad tai yra būtent originalus ir pagaminta angliškai Made in Japan, tai reiškia, kad viską rytė pilnai pagaminta Japonijoje, tai yra didžiulis privalumas. Norėčiau apžvelgti pagrindinės savybės šitos rytės. Pirmoji savybė - tai, kad yra supakuota į raudonmedžio dėžutę. Antra, kad jinai yra pagaminta Japonijoje. Trečia, ypatingi dantračiai, kaip rytės Saltiga modelio, kuris kainuoja 4000 litų. Dėl ypatingo lydinio sudėties ir super tikslių kompiuterinių naudojimo, tokių dantračių pagaminama tik 20 vienetų per dieną. Ketvirta, korpusas, angliškai hard body, pagamintas iš spec metalo lydinio. Penktas, korpusas nepralaidus vandeniui, angliškai washable, todėl ryte gali įkristi į vandenį arba esant liūčiai dirbs be jokių problemų. Atlaiko net jūros sūrų vandenį.
5 plieniniai guoliai ir 4 įpresuoti guoliai, CRBB guoliai. Paprastos Daivos guolis kainuoja $5, o CRBB guolis kainuoja $20 vienas. Palygint su turginiam rytėm, su 10 guolių rytė už 50 litų. Aš manau, čia be komentarų. Šiais metais pasirodė naujos kartos Twistbuster 2 velionėlis iš tikro titano. Twistbuster tai specialios konstrukcijos valo velionėlis, padengtas titano oksidu, sumažinti trinti, su įmontuotu Airbail guoliu, sumažinti valo susisukimo efektą. Valą kloja kryžmiškai, kas ypač svarbu žvejojant pintų valu. Tai yra tik Daivos firmos patentas ir privalumas. Airbail lankelis, dėl to valas visada nuslysta į velionėlį ir neužstringa pakeliui. Kitos firmos naudoja šiaip storą lankelį, imituodami Daivos Airbail sistemos lankelį. ABS sistema – Anti-Backlash System angliškai. Todėl valas suviniojamas ypač tolygiai ant būgnelio. Tai naujoviškas valo būgnelis, kuris naudojant masalą galima užmesti toliau nei su lonkas sistema. Rytės valo būgnelis paženklintas ABS būgnelio kūgis atvirkščiai, tai yra nukreiptas į metimo pusę. Kitaip tariant, į valo žiedelius tvirtinant ant meškerykočio. Na ir manau, kiekvienas atvykęs į parduotuvę pasukus nors truputį rytės rankinėlę supras, kokia yra kokybė ir kokia jėga yra šitoj rytėje. Ir manau, kiekvienas norės tokią rytę išbandyti ir įsigyti. Na, norėčiau priminti žvejus vykstančius dabar ant ledo, kad galima gaudyti ne tik gyvais masalais, bet ir dirbtiniais. Lietuvoje gaminamas štai toks supakuotas po 10 uodo trūklio lervos imitacija, kuri praktiškai identiškai atitinka tikrą uodo trūklio lervą. Ja užmovus ir pakvapinus, tikrai jūs sulauksite ne ką mažesnių kibimų negu ant tikros lervos. Na, dar vienas privalumas, kada yra ypatingai šalta ir rankos tikrai yra sugrubusios, sugraibyti tą uodo trūklio lervą tikrai yra sudėtinga. O šitas užmovėte praktiškai 1-2 kartus per žvejybą, tik reikia juos keisti. Tai tikrai labai ypatingas privalumas gaudant žiemą. Na, antroji naujovė tai, kad parduotuvėse vėl atsirado smulkių musės lervų, vadinamais pinkiais. Jų dėžutėje apie 300 ir aš manau nusipirkę jums užteks šitos dėžutės ne vienai žvejybai. Jie yra rausvos spalvos ir labai gerai laikosi ant kabliuko. Jos lengviau yra užmauti negu uodo trūklio lerva, o kibimas tikrai yra pasakiškas. Na, dar ką norėčiau priminti, daugelis, kurie vyksta žvejoti, pirštinės dažnai nusimauna, vis ima žuvį, kad pirštinės saugo. Naudoti štai tokius rankų šildytuvus ir ne tik rankų kišenėje jie įsideda štai tokį maišelį, padengti veliūrų. Viduje yra katalitinis elementas, kuris uždegamas, užpučiamas ir įdedamas į vidų ir kaip peleninė užsidaro ir įsideda į štai tokį maišelį. O maišelį jūs galite laikyti tiek pirštiniai, tiek kišeniai, tiek galiniai kišeniai. Ir po to ištraukus rankas, kad susišildyt greit, jūs paprasčiausiai palaikot ir jūsų rankos iš karto šiltos. Tai tikrai geras pagalbininkas žūklėje žiemą. Na, šios savaitės Romados akcija yra ypatinga. Tai yra 50 metų jubiliejaus proga Daivos firma Japonijoje. Pagaminta rytė, apie kurią aš anksčiau minėjau, yra didžiulė nuolaida. Ir visi, kas nori šią savaitę įsigyti ir sutaupyti tikrai nemažai, net 700 litų, šiaip rytė kainuoja 2400. Šią savaitę jūs galite nusipirkti už 1699 litus. Na, tikrai gera dovana žvejams nuo Daivos firmas su tokia didelė nuolaida nusipirkti ypatingos kokybės ir ypatingos dizaino štai tokią Daivos rytę. Na, neužmirškit, kad Romadoje priekis kiekių ribotas ir sutiksim www.romada.lt.
Tokia žuklės naujienos, dabar, kaip jau minėjau, apie žuklės varžybas, kurios iš tikrųjų šiemet bus pakankamai įspūdingos. Klubas Vienam gale kablys kažkada tai, pamenate, organizavo tokį konkursą auksinio žuvelę ir būdavo viena žieduota žuvis, ją gaudydavo meškeriotojai ir gaudavo pakankamai stambų piniginį prizą. Šiemet bus kitaip. Šiemet taip pat viename vandens telkinyje, tame pačiame karpinėje, kur vyksta tradicinis renginys kurtų karpė, vyks poledinės žuklės asmeninės varžybos. Kiekvienas meškeriotojas atvažiavęs, įsiregistravęs galės ten žuvauti. Idėja bus kokia? Idėja bus tokia, kad vienas ešeriukas bus pažymėtas vėlgi žiedu ir ta žuvė, kurią pagaus meškeriotojas, gaus visiškai naują, geriausia praėjusiu metai 2007 metai automobilį. Spūdingas prizas, galingas, dėl automobilio verta važiuoti, o jeigu niekas nepagaus, tai tas, kuris bus sugavęs daugiausiai žuvės arba net burtų keliu, bus iš viso piniginio prizinio fondo traukiami pinigai ir dalinami patiems geriausiam meškeriotojams. Žuklės varžybos įspūdingos, gražios, bus šventė, užgavėnės vis dėlto ir jos vyks vasario 9 dieną. Domėkitės, nes mes ten būtinai būsime, bandysime daryti reportažą, nes tokios šventės meškeriotojams nedažnai organizuojamos, o to labiau, kai jas organizuoja klubas Vienam gale kablys, jos visada būna įspūdingos ir gražios. Daugiau apie tai galite sužinoti internete adresu Vienam gale kablys LT. Štai šio apačioje, ten yra visos žuklės taisyklės, kaip jūs galite registruotis, kur. Žodžiu, nepraleiskite, renginys puikus ir šventė bus nuostabi. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje, spiningai rankose, šlakių žuklė prasidėjo, ją galite tęsti iki pat balandžio mėnesio pabaigos, kol šlakiai dings atgal į Baltiją, po to į vandenyną. Žodžiu, tikrai galvokite apie tai, kad galbūt paims pinigą į ranką, pagauti upėtakį, pagauti šlakį, galų gale su meškerė kažkur upėje, kai toks vanduo galima gaudyti plonai, galima gaudyti ir kuojas, ir karšius, ir plakius. Nelipkite ant pavojingo ledo, dar kartą prašome ir būkite protingi, nes iš tikrųjų jūs reikalingi savo šeimos nariams, savo bičiuliams, savo vaikams ir rizikuoti dėl vieno kito ešeriuko ant plono ledo neverta. Šiandien tiek, nei žvyno, nei degos ir susitiksim lygiai po savaitės.